Ant stalo prieš mane du labai įdomus Lietuvos nacionalinio muziejaus eksponatai. Tai vadinamieji runų kalendoriai. Kas yra runos? Runos tai yra rašmenys, kurie buvo paplitę ypatingai Skandinavijoje, ir kitose Baltijos jūros krantų skalaujamuose valstybėse. Runos labai įdomus rašmenys, nes jie naudoti nuo pirmųjų mūsų eros amžių iki 14 šimtmečio, paskui jas išstūmė jau lotyniškoji abėcėlė, bet kaime žmonės runas naudodavo kaip žymenis. Savo nuosavybę pasižymėdavo kokia tai runa ir runa tapdavo lyg šeimos tokiu herbu. Ir dar įdomu, kad tada vėliau iki pat 20 amžiaus pradžios runos buvo pradėtos naudoti kaip kalendoriniai ženklai. Ir štai prieš mus du pavyzdžiai. Štai mano rankose yra 9 medinių lapelių knygelė. Labai įdomus eksponatas į Nacionalinį muziejų, jis yra atėjęs iš Senienų muziejaus dar. Tai, ką aš laikau rankose, yra tiksliai labai padaryta kopija iš runų kalendoriaus, kuris buvo atiduotas uždarius Vilniaus universitetą 1832 metais Kijevo universitetui. Bandžiau surasti Kijevo universitete jo pėdsakų, ar tai būtų pats originalas, įdomu būtų palyginti, betgi pasirodo, kad Antro pasaulinio karo metu universitetas degė ir greičiausia, kad tie originalūs kalendoriai yra sudegę. Kopija buvo padaryta 1857 metais. Ją užsakė padaryti astronomas Matvėjus Gusevas, kuris buvo labai palankus lietuvių senai kultūrai, labai jie domėjosi. Antrasis kalendorius tai yra kalendorinė lazda, panašiai ženklais labai išmarginta yra, ir tai yra tiksli kopija virš metro ilgio. Galima pajuokaujant pasakyti, kad tarsi astronomo Šmukštaro tai lazda. Iš literatūros žinom šį herojų, kuris kaime turėdavo lazdą su žymenimis, kur visos šventės būdavo surašytos ir jų eiliškumas ypatingai svarbus. Tai štai tie du eksponatai tai yra įrodymas, kad mūsų kraštas taip pat buvo šitos bendros šiaurietiškos kultūros veikiamas ir kad runų kalendoriai, kuriuos aš taip vis matau labai gražiai, reiškia, aplink Baltijos jūrą įsidėšiusius, jie buvo ir mūsų kaime žinomi. Kodėl akcentuoju mūsų kaime? Tam turiu tikrai argumentų. Štai šitoje knygelėje laimiai išliko 2 lentelės, kurios padeda perskaityti šitos kalendorius. Ir vienoje tų lentelių yra įrašyta data, kuri tikriausiai yra kalendoriaus išraižymo data. 1638 metai. Ir dar 3 raidės APR. Tikriausia, tai mėnesio pavadinimas – aprilius. Aprilius balandžio mėnuo. Visų pirma, jie yra sudaryti pagal Grigaliaus algoritmą. O kaip žinia, Skandinavijos kraštai vėliau negu šį datą priėmė tą reformuotą Grigaliaus kalendorių. Galbūt šitie kalendoriai turėjo ir ankstesnių pirmtakų, kas čia žino, bet įrodymą mes turime, kad tikrai mūsų krašte buvo naudoti. Runų ženklai, tai reikėtų pasakyti apie juos, labai ilgai buvo naudoti ir ten skiriama keletas atmainų, buvo senosios runos. Paskui apie vikingų laikais atsirado naujosios runos. Kad jie paslaptingi tie ženklai, tai kalba apie tai, kad kartais atskira runa savoką net išreikšdavo, tokią labai abstrakčią, kaip pavyzdžiui garbė, arba turtas, arba gyvuliai, visą ūkį apibrėžiantis. O kartais tai yra fonetinis ženklas. Runų abėcėlė vadinama futarku. Kartais runos būdavo iškalamas ant kenotafų. Tai ant akmens žyminčio
kokio nors žmogaus gyvenimą šioje žemėje, kuris iškeliavęs į savo gimtinės žuvo svetimuose kraštuose. Čia vikingų laikais, pavyzdžiui. Ir tada jo gimtiniai buvo pastatomas akmuo, kuriame iškalami žygiai, jo nuopelnai, tarsi ir įteisinant to paveldėjimo teisę, kad čia jo vaikai, jo anūkai šitoje žemėje, šitoje gimtinėje gali toliau gyventi. Šiaip skandinavų sagos sako, kad runą sugalvojo dievas Odinas. Ir labai tokių paslaptingų būdų ant pasaulio medžio jis ten įkopęs ir pats save sužeidęs su savo ietimi, 9 dienas ir 9 naktis jis laukė, kol tos runos atsiras. Ir paskui jas krauju užrašė ant to medžio kamieno. Tiek lazda, tiek knygelė yra amžiniai kalendoriai. Tai žodžiu, jie tinka bet kada. Tiko 1638 metais ir tinka šiais 2024 metais. Tik reikia mokėti atskaičiuoti ir sužinoti, kurį iš runų šiemet reikš pirmadienį. Kitais metais jau kita runa pirmadienį reikš ir taip toliau. Svarbiausia čia yra įrėmintoji eilutė. Joje ženklai kartojasi kas 7. Tai yra aiški užuomina, kad tai yra savaitės trukmė. Jeigu tos runos kartojasi kas 7 ir bendras skaičius jų vartant tuos lapelius yra 365, tai vienas pusmetis, o paskui, kai knygutę perverti iki galo, apsuki ir skaitai kitas runas. Antras pusmetis. Bet norint sužinoti, kokia runa šiemet reikš pirmadienį, arba sekmadienį, bet kurią dieną, tai reikėtų atsiversti raktinį puslapį, kuriame yra įrėžta 1638 balandžio mėnesio data ir atkreipdėmėsi į šitą runų eilutę, jų yra čia 19. Ir pradžia tos eilutės yra pažymėta 2 rutuliukais ir tokia S raide. Tie 2 rutuliukai greičiausia tai yra Saulė ir Mėnulis. Ir Kristaus monograma viršui įrėžta, žinoma, pabrėžia, kad čia yra krikščioniškas kalendorius. Dabar iš šitos eilutės galima ir nustatyti, kurį runa šiemet reikš kurią savaitės dieną. Tai daroma taip. Metono cikle, kurį nustatė graikas Metonas 5 amžiuje prieš Kristaus gimimą, ta data yra 3. Tada skaičių 3 mes sudedame su einamųjų metų skaičiumi ir daliname iš 19. Kokią liekaną gausim, tada tą liekaną atskaičiuojame šitoje eilutėje ir, sakykime, štai va šita runa mums bus pirmadienis. Kitais metais jau kita runa reikš pirmadienį, bet virš šitos įrėmintos eilutės dar yra viena runų eilutė, kur tų runų yra net 19. Pasirodo, kad jos yra susijusios su Mėnulio fazėmis. Galėtumėm šį kalendorių pavadinti išmaniu. Ir Mėnulio fazės labai panašiai taip pat gali būti nustatytos ir tik tai reikėtų žinot, kad 4713 metais prieš Kristaus gimimą visi ciklai sutapdavo. Sausio 1 buvo jaunatis ir buvo pirmadienis. Tai štai panašiai nustatoma ir Mėnulio fazė, kuri šiemet reikš, sakykime, jaunatį arba pilnatį, kaip pasirinksime. Tai tam yra kitoji lentelė, mes tą procedūrą galime atlikti, padalinę iš auksinio ciklo, kurio kartojasi Saulės padėtis kalendoriaus atžvilgiu. Štai va čia pažymėta saulutė turbūt su to taškeliu kaip eilutės pradžia.
Ir štai va šitos runos, 28 jos naudojamos nustatyti ir tinkamai mėnulio fazei. Pati įdomiausia šių runų dalis tai vidurinė. Joje piktogramomis yra pažymėtos šventės. Ir štai ant lazdos briaunos taip pat ta švenčių eilutė. Ir kai kurie simboliai čia visiškai yra suprantami, visiškai matomi. Štai pavyzdžiui dalgelė. Ar nebus tik tai su javapjūtė susijusi. Prasideda tokiu ragu, kuris simboliškai reiškia naujųjų metų šventę. Ir ta šventė trunka tol, kol tas ragas ištuštėja ir jis yra apverčiamas žemyn. Iš įdomesnių ženklų štai čia yra turbūt orės pradžia. Tai plūgas pavaizduotas tokius išriesta tokia linija. Štai Mykolo Archangelo trimitas, dar ryškiaus yra pavaizduotas knygelėje, ten ir svarstyklės įtilpo, kuriomis sveriami geri ir blogi darbai. O čia laikas jau valtis ištraukti ant kranto. Švento Klemenso diena, jį pažymėta yra inkaru. Šventas Klemensas yra jūreivių ir žvejų patronas. Žuvelėmis čia yra pažymėti pasninkai, tai yra didžiųjų švenčių išvakarės. Tai, reikia pasakyti, kad dažnai čia panaudoti yra šventųjų, krikščioniškųjų šventųjų simbolika, atributika. Pasninkai ir šventųjų dienos yra pažymėtos tokia tariama palmė šakelė. Tai yra kankinystės simbolis. Švenčiausios mergelės Marijos šventės žiedu, lelijos žiedu. Gražiai pažymėta yra Jurginių šventė, tai Švento Jurgio ietimi, o šalia yra ganiavos pradžia. Tai štai jautukas, kuris išgenamas iš tvarto į pirmąją žolytę. Baltiškos šventės čia turbūt yra kaip gamtos virsmai. Susprogusių tokių pumpurų šakelė, medelis. Tai gamtoj kas atsitinka, tai aišku labai svarbu, tai vadiname gamtos virsmai pažymėti. Labai įdomus štai šis dvigubo lyg ir varpos kažkokios simbolis. Tai javapjūtės pabaigoje tai buvo pažymimas skalsus, suaugusi ant vieno stiebelio tokia dviguba varpa, kuri būdavo derlingumo, skalsos ženklas. Tai tokių įdomių ženklų yra daug ir štai va šitoje lentelėje jie yra tiek lazdos, tiek knygelės parodyti ir iššifruoti. Dar apie runas turėčiau pasakyti, kad jos pasižymė savotišką grafiką tokią, tarsi kardo kirčiai į medį, nes turbūt, kad vikingai keliaudami valtimis po platųjį pasaulį galėjo, reiškia, naudotas runas ir kasdienybėje, ir visokiams prekybiniams sandoriams pažymėti peiliu ar reiškia, kažkokiu aštriu daiktu įrėždavo jos medyje. O piktogramos, įdomu, kad jos labai primena lietuvišką tautodailę. Tarsi mūsų tautodailės simboliai. Tai dar vienas argumentas, kad mūsų krašte jie buvo naudoti. Buvo žmonių, kurie gebėjo tai padaryti. Reikia pasakyti, kad šie du eksponatai, aišku, vieninteliai daiktiniai įrodymai yra. Bet kai kurių mūsų tyrinėtojų archyvose galima rasti ir dar buvusių lapelių piešinių. Pavyzdžiui, Teodoras Narbutas savo rankraštinę tikrai yra palikęs vieną tokios knygelės lapelį su įvairiais simboliais perpiešęs iš kažkurio tai nežinomo turbūt kalendoriaus. Kas galėjo naudotis šis kalendoriais? Tai žinoma, kad visas žinias apie gamtą sukaupdavo šventikai. Ir kaip žinia, senosios baltų religijos saugotojai ir apeigų atlikėjai, tai buvo žiniai. Atskirose gentise vadinti ir vaidilomis, ir kryviais. Be abejo, kad jie buvo tų žinių saugotojai ir turbūt, kad kalendoriniai dalykai buvo jų misija. Jie turėdavo atlikti ir stebėjimus astronominius. Birutės kalnas yra įrodymas, kad tie tokie stebėjimai buvo atliekami. Ir sudarytos kalendorius, galbūt jie išmokydavo ir jaunąją kartą, kaip jais naudotis. 17 šimtmetį jie
buvo pas mus žinomi tie kalendoriai, gal ir ta tradicijų tąsa galėjo ateiti iš labai senų laikų ir pasiekti ir mūsų kaimą. Nes štai mano pajokauta apie astronomo Šmukštaro lazdą, ta žinutė, ji nėra visai iš piršto laužta, nes sakoma, kad autorius apysakos Antanas Vienuolis, pažinojęs tokį žmogų, kuris tikrai turėjo tokią lazdą su žymėtomis šventėmis. Na, o mūsų šventės, net ir po Lietuvos krikšto, turėjo tokį labai svarbų vadinamą įkultūrinimą. Krikščioniškos savo esme to šventės, jos dar išlaikė ir didžiulį tokį sluoksnį papročių, liaudiškų tikėjimų, kurie tai pačiai dienai būdavo skiriami, nes tie visi papročiai ir tikėjimai buvo susiję su žemės ūkio darbais, jų sėkme, jų terminais, ką reikia padaryti nuo vienos šventės iki kitos ir panašiai. Ir tas veiksmas, kada mes priėję prie paskutinio lapelio, apsukome kalendorių ir vėl pradedame skaičiuoti. Ir taip metai po metų bėga ir vis pasikartoja tie patys darbai, tie patys rūpesčiai ir džiaugsmai to šventės, kad vienas ar kitas darbas sėkmingai padarytas. Ir mes vėl galim, pasidžiaugti jo rezultatais.